Sveiki, su jumis Aurimas. Šiandienos tema apie tai, kas mes esame, kokia mūsų paskirtis šiam gyvenime ir, tokis egzistencinis klausimas, ar yra kažkas daugiau negu tik šis gyvenimas. Ar kilo jums tokia mintis? Aš manau, kad daugeliui kyla. Kas yra po mirties, kas prieš gimimą, ar turiu sielą, kokia gyvenimo prasmė. Dažnai man bent jau kyla tokie klausimai. Ir anksčiau kildavo. Ir mano aplinkoje taip pat tokie klausimai buvo keliami. Gal ne visą laiką, tam tikrų laikotarpių, tačiau buvo keliami. Ir susidurdavau su tokiu labai keistu daugumos nepritarimu arba tokiu savotišku pritarimu, ko pasekoj nežinojau iš tikrųjų kaip mąstyti ir kaip galvoti. Tai kas ta gyvenimo prasmė ir ar aš turiu tą sielą. Skaičiau daugybę knygų, literatūrų, iš principo, manau, kiekvienas, kuris ieško savęs, tai daro. Ir gerų idėjų aš čia radau. Viena iš jų, pasidalinsiu tom visom idėjom, kurias aš radau. Ir patinka man šitas pasakymas, kad gauti kontaktą iš aukštesnių dimensijų, sielų ar būtybių, turi visų pirma atpažinti, kad tos aukštesnės būtybės esi tu ir tarp jų ir tavęs nėra jokio skirtumo. Mistiškas klausimas ir labai toks wow teiginys, sakyčiau. Esu girdėjęs tokią vienio teoriją, kad viskas yra viena ir visi esame nuo to paties kilę. Pradžioj buvo keista, bet po to besigilinant iš tikrųjų supratau, kad yra tame nemažai prasmės. Kaip? Kur čia ta prasmė? Šiame žmogiškame gyvenime mums, tiesiog nelemta turbūt patirti, bet pati idėja ta, kad jeigu Dievas, o jis yra visur, tai mes kaip ir iš to paties šaltinio. Ir yra tenais knygose, literatūrose kalbama apie vieną supersielą, kuri yra visur. Ir mes esam jos dalis ir todėl viskas, kas yra aplinkui, yra kartu ir mes. Čia tokia dvasinė gili kontempliacija, kuriai suvokti reikia laiko. Labai keista. Kaip galiu aš būti visa kita? Taigi nesąmonė arba kažką kito galima tokio labai greitai pasakyti. Įsivaizduokite, kad jūs esate pati amžinybė, kuri gali patirti viską ir iš tikrųjų net negali, o ir patirs viską. Tik tai, kad kiekvienu laikotarpiu patiriamas tik vienas dalykas. Bet kadangi jūs esate amžinybė, jūs ir galite patirti visus tuos dalykus. Tai nemažai tikėjimų ir literatūrų apie tai pasakoja. Ir aš turiu kitą sentenciją, kurią čia noriu paskaityti. Irgi labai tokia gili mintis, kuri bendrai paėmus padeda pačiam savo, padeda tai pačiai karmai. Taigi, tu gali paklausti, kodėl mes esame čia. Mes esame. Tu gali paklausti,
kas mes ir kodėl mes čia. Mes esame beribės sielos, kurios niekada nemiršta, tik transformuojasi. Kai tai suprasi, būsi dėkingas ir be baimės. Skrisk į kosmoso platybės, nesipriešindamas. Kai tai padarysi, pradėsi mėgautis vadinamuoju gyvenimu. Būk tikras sau, būk žmogus. Mes nesam tiesiog apriboti vien dėl savo veiksmų. Visų pirma, mylėk save. Tada mylėk šeimą, tada draugus. Mylėk savo kaimynus ir nepažįstamus. Ir kai pamatysi parduotuviai ir kai prie parko, net tada, kai prie šviesoforo pamatysi žmogų, ar benamį, ar alkstantį, ar prašantį prie kampo. Tai gali būti tavo brolis ar sesuo taip pat. Juk. Mylėk kiekvieną, kuris aplinkui tave, tiek gyvus, tiek negyvus. Santykiai tegul būna pilni meilės ir tegul tęsiasi visą gyvenimą. Namai ir mašinos būna ilgaamžiškesni, kai mes juos mylime. Apkabink medį, jam reikia meilės, iš žmogaus taip pat. Būk meilė. Būk meilė mūsų pasaulyje. Tai apie tai. Ir karmos, ne karmos dėsniai, bet jie tokie kaip Dievo meilės dėsnis, sakyčiau. Būk malonus kitiems ir aplinka bus tau taip pat maloni. Iš tikrųjų 10 arba 100 kartų netgi labiau. Ir egoizmas ir altruizmas yra suderinami dalykai. Ta prasme, egoizmas arba meilė sau, iš tikrųjų tai toks dalykas, kada mes visų pirma turime pradėti nuo savęs. Tai yra natūralu, nes mes kaip kitaip neišgyvensim. Pirma turim pasirūpinti savimi. Tačiau nereik pamiršti ir aplinkos, juk ji yra mūsų aplinka, ji mūsų apsupa, mes iš jos gauname gyvybę, jie maitinamės, joje būname. Taip kad labai svarbu, kad mylėtume aplinką, nes taisyklė tokia: duok kitam ir grįžk 10-eriopai. Taip kad patikėjimas, jog esi kažkas daugiau nei tik kūnas, atrakina visą šį beribį potencialą. Tad linkiu tau, mielas žiūrovė, patikėti, jog esi daugiau nei tik žmogus, jog esi beribė siela ir duodamas aplinkai gausi kelis kartus daugiau. Mąstydamas tik apie save, sugebėsi išgyventi, tačiau gyvenimas nebus mielas. Mąstydamas apie kitus, patikėk, kad rasi daug daugiau, negu galėjai pagalvoti. Padėk nepažįstamam, nusišypsok. Jauti, kad reikia tam žmogui pagalbos, o tau tai nekainuoja nieko arba labai mažai. Atlik tą veiksmą ir gali stebėti visatą, pamatysi, iš kitos pusės sugrįž. Pagal mano praktiką rodo 20 kartų daugiau. 20 panašiai kartų. Tai kad verta tikrai padėti aplinkai, nes aplinka padeda tau. Ačiū ir iki.